Jeigu pabandytumėm pažiūrėti šiuolaikinio vadovo gyvenimą, tai didžioji dalis jo darbo iš tikrųjų yra santykiai. Todėl, kad iš tiesų viskas, ką jisai vadovaudamas turi mokėti daryti, eina per kitus žmonės. Jis ne pats kažką tai valdo, jis ne pats kažkam duoda paliepimus, jis vadovauja kažkokiai savo komandai, kuri šituos kažkokius instrukcijas, idėjas, kažkokias tai reiškia transformacijas turi perkelti žemyn iki pat pagrindų, kur tas viskas daroma jau, sakykime, santykinai rankomis. Ir didžioji dalis sprendimų, kuriuos jisai savo galvoj subrandina, niekada neina tik tai tokiu pavidalu, kokį jisai sukūrė, visada tai yra aptarinėjama, todėl kad viskas turi būti suderinta su kontekstu, su darbuotojais, su santykiais esančiais šitoje įstaigoje ir įmonėje. O tai reiškia, kad pirmiausia vadovas turi būti bendravimo, komunikacijos profesionalas. Ir kai mes kalbame apie tą komunikaciją, tai yra daugybė svarbių labai psichologinių ypatybių, kurias reikia žinoti arba išmokti. Ir kas yra dar labai svarbu, kad labai didelė dalis tų ypatybių nėra perskaitomos ir iš karto pritaikomos. Todėl, kad tai yra ne žinių lygyje, o įgūdžių lygyje. Tai yra tai, kaip aš moku kalbėti ir klausyti, kaip aš moku išgirdęs šitą informaciją apdorot, perdirbti ir sintezuoti atgal, suteikdamas savo matymą tam išgirstam atsakymui. Tai yra pastovus keitimasis kažkokiam idėjom. Ir todėl vadovas visų pirma tikrai turi būti bendravimo, santykių profesionalas. Mūsų profesija, psichoterapija, yra visą laiką orientuota į santykį su žmogum, į ryšį su jo tiek sąmoningų, tiek nesąmoningų egzistavimo lygių, mokėjimas matyti, ne tik girdėti, bet matyti ir leisti savo pajausti, kaip tas žmogus jaučiasi šituo metu, kai kalba apie tai, apie ką kalba, ir tada padėti jam kažką suvokti apie save daugiau, kad jis galėtų keistis, nes ne mes keičiame žmogų. Lygiai taip pat mūsų šito galimo susitikimo užduotis nėra ta, kad aš kažką keisiu. Aš padėsiu žmonėms keistis tiek, kiek jie nori, ten, kur jie nori, taip, kaip jie nori. Visų pirma, psichoterapeutas dirbdamas stengiasi padėti žmogui suvokti, kiek ir kokių jis turi stipriųjų savybių darydamas tai, ką jis daro, ir kur ir kokias galbūt jis daro klaidas, ar kur yra silpnesnės jo pusės, kurios nepadeda jam dirbti taip efektyviai, kaip jisai galėtų ir norėtų. Ir todėl su savo profesiniais įgūdžiais aš kaip tik ir galiu būti tas veidrodis, kuriame vadovas pamato save iš visų pusių. Ir ypatingai svarbus šitoj kaip tik vietoje yra grupinis darbas, nes kai mes kalbam apie individualų coachingą, labai populiarus dabartiniu metu, arba individualų konsultavimą, aš dėsčiau vis tik daugiau naudoti šitą žodį, tai konsultantas yra tarsi vienas veidrodis ir tas vadovas ar bet koks kitas žmogus galų gale prieš tą veidrodį gali pasisukti kažkokią savo norimą pusę, kurią galbūt geriau norėtų rodyti ir kažkokios kitos pusės gal neparodyti. O grupė yra veidrodžių kambarys. Ir tenais, kiek besisuktum, esi matomas iš visų pusių. Todėl, kad tą, ką tu pasakėjai, ką tu parodėjai, ko nepasakėjai, pamato, pajunta ir išgirsta visi. Ir tada tas grįžtamasis ryšys, tas pamatymas gaunamas iš visų. Ir todėl grupė yra unikalus instrumentas būtent tuo, kad joje tikrai pamatysi save visokį. Ir tokį, kokį mėgsti parodyti, ir tokį, kokio kartais gal ir nelabai norėtum, bet tai vis vien matosi vienam arba kitam žmogui tavo realiame profesinėme gyvenime. Pirmas ir pagrindinis principas tokios grupės yra tai, kad joje visi turi sakyti viską, kas ateina į galvą. Nežiūrinti tai, kiek kvaila, juokinga, gėdinga, netinkama arba ne į temą beatrodytų. Ir tai reiškia, kad iš tikrųjų žmonės po truputį mokosi išreikšti pirmą reakciją, kuri atėjo jam. Ir nebūtinai į galvą, bet kartais į širdį. Ir tai yra dalykai, kuriuos tikrai jaučia ir kiti žmonės realiame gyvenime, tik labai dažnai slopina šituos
savo pojūčius, jausmus dėl to, kad mūsų kultūroje visą laiką mus moka būk protingas. O tuo tarpu reakcija į pasaulį, kuri nulėmė, kaip aš su tuo pasauliu bendrauju ir ką aš jame siekiu ir pasiekiu, yra labai dažnai sukelta nesąmoningo emocinio atsako į situaciją, kurion aš pakliuvau. Ir todėl mokėjimas suvokti vadovui, kokias emocinės reakcijas jisai sukelia kitiems žmonėms, kartais net nenorėdamas ir tikrai labai dažnai net nepajusdamas, yra vienas iš tokių tarpasmeninės patirties grupės uždavinių. Mokėjimas pamatyti save veikianti kitus žmones ir bandymas suvokti, kiek ir ką aš norėčiau ir galėčiau keisti, jeigu noriu. Visų pirma, tai tikrai padidins jo kompetencijas bendravime ir komunikacijoje. Tiek bendravime kalbant, bet ypatingai bendravime klausant. Nes bendravimas yra dvipusis procesas ir mokėjimas išgirsti ir pajausti tai, kaip jaučiasi kitas santykyje su tavimi, ką jisai iš tikrųjų ne tik išgirdo, bet ir priėmė, o ką tik tai sutinka, kad sutinka, o iš tikrųjų viduj giliai savyje yra arba abejonės, arba net akivaizdus pasipriešinimas šitam. Ir tada mes galim garantuoti, kad darbo rezultatai bus tikrai kitokie, negu tuomet, kai žmogus absoliučiai nuoširdžiai susitarė su manimi ir tikrai yra pasiryžęs eiti tuo pačiu keliu ir vykdyti tą pačią misiją. Todėl vadovui mokėjimas šitai jausti, įsisąmoninti ir sureaguoti, jeigu kažkas yra ne taip, kaip jis nori, yra labai svarbi vadovavimo dalis. Pirmiausia ir dažniausia, be jokios abejonės, yra kalbama apie situacijas, kuriuose jis pasijuto negerai. Kur jis pajuto, kad kažko nepadarė arba kažkas išėjo ne taip. Bet yra dar labai svarbus dalykas, kurio reikia jokių būdų neužmiršti. Labai svarbu, kur jis jaučiasi, kad yra gerai ir ką jisai moka ir gali pasidalinti su kitais. Ir galų gale labai svarbu suvokti ir tai, kokias savo asmeninės kliūtis aš turiu kažkokiem dalykam pamatyti, pajausti arba pakeisti. Todėl, kad kiekvienas iš mūsų iki šios gyvenimo akimirkos esame viso buvusio gyvenimo rezultatas. Ir kai kurių įvykių, kai kurių santykių poveikis mano šiandieniniam elgesiui yra automatiškas, aš šito net nepagalvoju, bet jis vyksta. Ir suvokti, ar taip turėtų būti, ar tai padeda man, ar trukdo, yra būtent tai, ko gali išmokti vadovas. Kažkokie tai naujai suvokti apie save dalykai yra svarbus ne tik tuo, ką aš suvokiau, bet ir tuo, kaip aš iki to atėjau. Tai yra pats suradimo kažkokių naujų dalykų savyje procesas yra irgi tai, ko galima išmokti. Čia yra taip, kaip toj senoj kiniečių patarlėj. Jeigu alkanam duosi žuvį, jis bus sotus vieną dieną. Jeigu išmokysi žvejoti, jis bus sotus visą gyvenimą. Taigi šitos grupės tikslas nėra duoti krūvą žuvų. Šitos grupės tikslas yra išmokyti žvejoti. Aš pats asmeniškai pažįstu nemažai savo kolegų, tikrai labai patyrusių, kurie veda tokias grupės pramonės ir verslo atstovams. O vienas iš labiausiai tokių įspūdingų dalykų yra tai, kad po bankų krizės Jungtinėje karalystėje įvyko vyriausybės posėdis su grupinės analizės profesionalais, grupių psichoterapijos atstovais ir buvo išleista direktyva, kad visų bankų tarybos privalo praeiti šitokią grupinės terapijos, reiškia, procedūras, ne vieną sesiją, ne vieną susitikimą, o minimum pusę metų, kad jų tarpusavio darbe nebeliktų galimybių manipuliuoti, nepasakyti iki galo, apgauti savo kolegas ir taip toliau. Todėl, kad iš tikrųjų labai nemažai tos bankų krizės Jungtinėje karalystėje įvyko dėl to, kad kai kurie pavieniai žmonės manipuliavo savo tarybomis bankų viduje ir tie visai nesiorientavo. Tai yra tiesiog valstybinio lygio sprendimai netgi. O asmeniškai interesų tiesiog suburti žmonės į tas grupės ateina. Aš žinau tikrai ir Austrijoje, ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje, ir Prancūzijoje.
Ir aš galvoju, kad mes Lietuvoje turim neatsilikti nuo šito. Ir yra iš tiesų pakankamai nemažai žmonių, kurie specializuojasi grupinių procesų suvokime ir darbe su grupėmis institucinėje aplinkoje. Ir Lietuvoje mes irgi mokom tokius specialistus. Pirmas dalykas, Didžiojoje Britanijoje yra tokia Tavistoko organizacija. Ir tai yra tokia organizacija, kuri užsiima tarp asmeninių ryšių įtaką visokiems procesams institucijose. Tiek sveikatos apsaugos, tiek pramonės, tiek finansinėse. Ir jie turi daugiametę patirtį. Aš esu dalyvavęs jų seminaruose, kalbėjęs su jais, ką ir kaip jie daro. Iš tikrųjų žinau pakankamai nemažai ir moku tuos dalykus daryti. Antras svarbus dalykas, tai mano kolegos Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, su kuriais aš irgi kalbėjausi, kaip ir ką jie daro. Ir tikrai net tokioje Šveicarijoje, kur žmonės gerokai kitokie negu lietuviai, vis dėlto jie taip pat suvokia, kad šito reikia. Ir jie eina. Aš galvoju, kad iš tikrųjų pirmiausia reikia turbūt savo pasakyti, kad aš turiu, ko noriu siekti. Turi būti motyvacija. Antras dalykas yra pasiruošimas, kad ne viskas, kas įvyks, yra tikėta. Bus netikėtų dalykų šitoje grupėje ir todėl tai yra truputį avantiūra. Todėl reikia truputėlį pasiruošimo rizikai. Ir trečias dalykas, kas turėtų tą riziką truputėlį sumažinti ir nuraminti, pagrindinis tokių grupių vyksmo principas. Viskas, kas juose kalbama, yra konfidencialu. Niekas neišeina už grupės ribų. Ir mes tarpusavėje visų pirma susitariam dėl to, o paskui ir laikomės. Ir jeigu tos sąlygos yra išlaikomos, tai tada galima pamatyti ir pajausti apie save labai daug. Ir aš galvoju, kad pasiryžus tokiai avantiūrai, pirmas dalykas, ką žmogus tikrai gaus, tai gilesnį ir įvairesnį savęs paties suvokimą ir savo trūkumų ir privalumų aiškesnį matymą. Ir be jokios abejonės labai svarbus procesas, kuris vyksta tokiose grupėse, tai tarp asmeninis mokymasis. Mes mokomės vienas iš kito. Ir šito pavyzdžio nepristatymas iš auditorijos kažkur tai salėje paskaitos metu, bet betarpiško tarp asmenio bendravimo metu, pamatymas, ką tai duoda, yra pats stipriausias mano paties keitimuisi motyvas.